Labas rytas, mėly investuotojai. Sveikinam Jūs prisijungus į naujos šiuo metu platinamos obligacijų emisijos video pristatymą. Tai šiandien iš Orient Securities ofiso sveikinamės aš, Mykantas Urba, Orient Securities investicinės bankininkystės skyriaus vadovas. Ir su mumis turime Mantą Auruškevičių, uždaro tipo investicinės bendrovės, atsinaujinančios energetikos investicijos valdytojos. Ir iš tiesų šiandien ir norime pasišnekėti būtent apie atsinaujinančios energetikos investicinės bendrovės vykdomą obligacijų platinimą. Emitentas iš tiesų kapitalo rinkose nėra naujokas. Atsinaujinančios energetikos investicijos jau iš tiesų išplatino obligacijų emisiją prieš 4 metus, 21 metais, kai būtent šis skolintas kapitalas buvo naudojamas aktyviom investicijom į atsinaujinančios energetikos parkų tiek saulės, tiek vėjo vystymą. Na ir iš tiesų dabar man tas išsiplės labiau, realiai vystymo stadija yra pabaigoje. Dauguma suplanuotų pastatyti aktyvų jau pastatyti, ženkli dalis veikiantis ir iš tiesų bendrovė grįžta į kapitalo rinką su tam tikru, pavadinkime, trumpalaikiu sprendimu. Konkrečiai daugiau dėmesio šiandien skiriame būtent 13 mėnesių obligacijų emisijai, kurios tikslas pagrindinis lėšų panaudojimas yra refinansuoti 21 metais išleistą obligacijų emisiją. Kalbant apie šios emisijos sąlygas, tai bendras programos dydis, bazinis prospektas patvirtintas iki 50 milijonų eurų. Atkarpa, apie kurią dabar šnekame ir kurios platinimas vyksta būtent nuo praeitos savaitės iki spalio pabaigos, spalio 31 dienos. Tai yra iki 25 milijonų eurų. Investuotojams yra siūlomas 8,5% kuponas, kuris yra išmokamas kas pusę metų. Tai yra emitento fondo pačio išleidžiamos obligacijos, jos nėra užtikrintos turto įkeitimu, tačiau pašnekėsime dar daugiau, kad yra taikomi ir papildomi riziką ribojantis finansiniai kovenantai. Esminiai kovenantai, tai nuosavo kapitalo santykis, sąlygose yra nurodytas bendrovės įsipareigojimas, kad fondo investicinės bendrovės lygių nuosavo kapitalo santykis turi būti didesnis negu 50%. Šiuo metu jisai siekia apie 53%. Na ir taip pat yra ir valdomas bendras fondo užskolinimo lygis, finansinis svertas, kuris apima tiek fondo tiesioginį įsiskolinimą, tai yra obligacijos, tiek ir projektinių bendrovių bankinę skolą. Tas sverto santykis negali būti didesnis negu 75%. Kaip jau minėta, šita obligacijų emisija yra orientuota ir į smulkesnius investuotojus, skirtingai negu vasarą platinta emisija, kuri buvo skirta labiau didmeniniam investuotojam, kur suma buvo minimali 100 000 eurų. Šiuo atveju emisijos minimali investicija siekia vieną obligaciją, tai yra 1000 eurų. Pats platinimas, kaip jau minėta, iki spalio pabaigos. Ir gal irgi verta ką paminėti, kad iš tiesų 21 metais išleistų obligacijų savininkai turi galimybę pakeisti savo obligacijas per vadinamąjį depozitoriumo corporate action, vertybinių popierių įvykį, gana patogiai, be jokių papildomų piniginių investicijų, iškeisti gruodžio mėnesį išperkamas obligacijas, gauti sukauptas palūkanas to keitimo metu, ir įgyti naujas obligacijas, kaip minėta, generuojančias 8,5% metinį pajamingumą. Ką dar verta paminėti, kad taip emitentui yra suteikiama teisė atlikti išankstinį išpirkimą. Jis negali įvykti anksčiau negu kitų metų birželio pradžioje.
Kodėl tai padaryta? Na, iš tiesų emisija yra pritaikyta, kaip jau minėta, prie realiai emitento situacijos, kad emitentas yra finalinėje stadijoje, vykdomi valdomų projektų pardavimai, na ir įgyvendinus objekto pardavimą sudaroma galimybė emitentui anksčiau laiko išpirkti šias obligacijas. Tiek trumpai, dar daugiau prasiplėsime apie obligacijas pristatymo pabaigoje. Na, o dabar sutikiu žodį Mantui, kuris pristatys emitento veiklą, situaciją finansinę ir pašnekėsim apie rinką taip pat šiek tiek. Ačiū, Mykantai. Tai tada dar trumpai turbūt priminant visiems mūsų istoriją, kas mes esame ir ką darome, tiems, kurie dar nėra susipažinę su mūsų veikla. Tai atsinaujinančios energetikos investicijos arba kitaip AI yra investicinė bendrovė valdoma vienos didžiausių investicijų ir turto valdytojų Lietuvoje, Lords LB Asset Management. Investicinė bendrovė startavo 2020 metais su tikslu pritrauktą kapitalą investuoti į atsinaujinančios energetikos projektus Baltijos šalyse ir Lenkijoje. Tai nuo 20 metų per pirmuosius investicinės bendrovės gyvavimo metus pritraukėme 91 milijoną eurų akcinio kapitalo ir tiek pat pritraukėme kapitalo skolos pavidalu, tai yra per žaliasias obligacijas, kurias, kaip Mykantas ir minėjo, šiuo metu refinansuojame. Tai pritraukti 182 milijonai eurų buvo nukreipti į atsinaujinančios energetikos projektų vystymą ir statybas, pagrindę į vėjo ir saulės projektus Lietuvoje ir Lenkijoje. Tai investicinė bendrovė operuoja jau 5 metus ir per tuos 5 metus sėkmingai išvystėme tikrai vieną didžiausių atsinaujinančios energetikos platformų regione. Kalbant apie megavatus, tai šiai dienai mūsų operuojantis portfelis sudaro 280 megavatų projektų, kurių dalis yra operuojančių vėjo projektų Lietuvoje, kita dalis yra operuojantys saulės parkų projektai Lenkijoje. Tikimės, kad ši operuojanti galia padidės papildomais 69 megavatais iki šių metų galo, kada bus pilnai užbaigti likusieji Lenkijos saulės parkų projektai ir pilnai energizuoti. Žiūrint į mūsų visą investicinį portfelį megavatais, tai tas skaičius yra tikrai didelis, daugiau negu 1,8 gigavato. Tiesa, pagal savo investicinę strategiją mes visų projektų vystyti neplanuojame daugiau, neplanuojame ten investuoti reikšmingo kapitalo. Projektai iš esmės bus parduoti samoje arba artimiausioje kitoje vystymo stadijoje. Tai yra tikėtina, kad didžioji dalis mūsų vystymo stadijos projektų bus parduoti būtent projektams pasiekus statybos leidimo stadiją. Kadangi investicinė bendrovė yra ribotos gyvavimo trukmės, tai reiškia, kad pati investicinė bendrovė operuos tik 7 metus, jos termino pabaiga šiai dienai yra vasario mėnesis 28 metų, tai iš esmės pagal savo investicinę strategiją mes pereiname jau į projektų pardavimo stadiją ir tuos projektus jau sėkmingai realizuojame rinkoje. Tai praeitų metų pabaigoje, 24 metų gruodį, sėkmingai pardavėme savo pirmąjį didžiausią saulės parkų portfelį Lenkijoje. Tai pardavėme 65,5 megavato saulės portfelį vienam iš Jungtinės karalystės kapitalo žaidėjai. Na ir tai buvo kaip ir pradžia mūsų projektų pardavimo etapo. Ir pagal mūsų dabartinį planą tikimės, kad sekantys reikšmingi projektų pardavimai įvyks per 1 arba 2 metų laikotarpį. Kalbant apie finansinę situaciją ir pagrindinius akcentus, tai kaip ir Mykantas minėjo, turbūt reikėtų dėmesį atkreipti į 2 dalykus. Tai yra, kad investicinės bendrovės lygmenyje, emitento lygmenyje, balanso struktūra yra tikrai sveika obligacijų investuotojams, tai nuosavo kapitalo santykis šiai dienai yra daugiau negu 50%, tai iš esmės mūsų visas turimas investicinės bendrovės turtas yra daugiau negu 50% finansuojamas nuosavo kapitalu. Visas kitas likutis yra būtent sudarytas iš skolos kapitalo, tai yra obligacijų.
tai obligacijų investuotojai turi tikrai didelę kapitalo pagalbę prieš save. Kalbant apie operuojančių projektų portfelį, tai tie projektai jau generuoja reikšmingą EBITDA, tikimės dar daugiau kitais metais, kada į operavimą pilnai pasijungs visi likę Saulės parkų portfeliai Lenkijoje. Ir taip pat, ką dar verta paminėti, tai kad mūsų parduodama elektra yra dalinai fiksuojama kažkokiais tai fiksuotos kainos mechanizmais ar struktūromis. Tai Lietuvoje mūsų gaminama elektra, pusė jos yra parduodama pagal ilgalaikės fiksuotos elektros kainos pirkimo pardavimo sutartis, arba kitaip žinomus kaip PPA-jus. Lenkijoje nestaikoma hibridinį pajamų pardavimą, tai yra, kad dalis elektros energijos yra parduodama už rinkos kainą, dalį parduodame už vietinę Lenkijos valstybinę subsidiją, fiksuotos kainos tarifas CFD, kurį mes gauname kiekvienam projektui 15 metų terminui. Tas tarifas yra kasmet indeksuojamas ir mes nustatome, kokį elektros kiekį mes norime parduoti pagal tą tarifą kiekvienais metais. Na ir taip pat, kada projektai yra pilnai energizuoti, prieš projektų pardavimą mes dar taip pat planuojame pasirašyti ir būtent tuos PPA-jus, fiksuotos kainos pirkimo pardavimo sutartis. Aš stirpsiu, matau, jau klausimų turim, bet visus irgi drąsiai raginu Q&A langelėje, jeigu iškyla klausimas, jį registruokit, pristatymo pabaigoje mes padengsim tos klausimus. Galim tęsti. Taip, tai čia lentelėje iš esmės matote mūsų kapitalo struktūros suvestinę. Turbūt pagrindinis akcentas būtų į 25 metų birželio mėnesio stulpelį, kuriame yra nurodyta mūsų konsoliduota iš esmės grupės kapitalo struktūra. Tai pagrindiniai akcentai čia būtų tie, kad mūsų nuosavo kapitalo vertė investicinės bendrovės lygmenyje yra lygi 96,5 milijonų eurų. Mūsų skola investicinės bendrovės lygmenyje yra 84,7 milijonai eurų, kurie pagrinde susideda iš žaliųjų obligacijų. Na ir 100,5 milijono eurų yra būtent mūsų skola jau projektinėse įmonėse, kadangi mes skolos kapitalą grupėje prisitraukėme dviejose lygmenyse. Tai yra investicinės bendrovės lygmenyje, kur yra pritraukiamos žaliosios obligacijos, ir tuomet kiekvieno projekto lygmenyje, kur yra pritraukiamas statybinis arba ilgalaikis projektinis finansavimas. Tai, kaip matote, ta kapitalo struktūra yra tikrai gana sveikame lygyje. Kaip ir minėjome, investicinės bendrovės lygmenyje nuosavo kapitalo rodiklis yra didesnis negu 50%, nuo bendras grupės lygmens skolos svertas šiai dienai yra 66%. Mūsų kovenantas neleidžia mums to sverto padidinti daugiau negu 75%, tai tikrai dar turime labai neblogą pagalbę, kalbant apie kovenantus. Čia matote suvestinę megavatais ir eurų išraišką viso mūsų investicinio portfelio. Tai kaip ir matote, veikiantys projektai yra gana gerai pasiskirstę tarp saulės projektų operuojančių Lenkijoje ir operuojančių vėjo parkų Lietuvoje. Turime dar taip pat ir nemažą projektų kiekį statybų stadijoje, bet kaip ir minėjau, saulės elektrinių parkai yra pilnai energizuojami iki kitų metų kovo mėnesio. Didžioji dalis projektų bus energizuota iki šių metų gruodžio ir dar mažas likutis 18 megavatų bus energizuotas iki kitų metų kovo mėnesio pagal dabartinį statybų grafiką. Taip pat turime ir statybų stadijoje dar vieną 112 megavatų vėjo parko projektą Latvijoje, bet taip pat tikimės šį projektą parduoti artimiausiu metu, daugiau neinvestuojant reikšmingo kapitalo. Turime nemažą vystymo stadijos projektų portfelį, 1,3 gigavato, bet kaip ir minėjau, reikšmingo kapitalo investicijų į šiuos projektus mes neplanuojame. Tie projektai bus parduoti esamoje arba artimiausioje kitoje vystymo stadijoje, kas būtų statybų leidimo gavimas. Apačioje matote eurinę išraišką tą mūsų investicinį portfelį, tai visų projektų vertė šiai dienai yra 165 milijonai eurų. Tai pagal
technologinę, geografinę ar vystymo stadijos diversifikaciją. Kaip matote, tie projektai yra gana gerai diversifikuoti, tiek pagal technologiją tarp vėjo ir saulės, tiek pagal geografiją tarp Lenkijos ir Lietuvos, na ir pagal vystymo stadiją. Kaip matot, daugiau negu pusė to mūsų viso portfelio vertės šiai dienai operuoja, na ir tas procentas operuojančių projektų turbūt reikšmingai padidės šių metų gale, kada bus prijungti beveik visi likę saulės parkų projektai Lenkijoje. Šitoje lentelėje matote visus mūsų projektus paprojekčiui. Čia, sakyčiau, yra viena iš svarbiausių lentelių, kuri nurodo kiekvieno projekto tą mūsų galę, nuosavybės dalį, technologiją, to projekto stadiją, pajamų apsidraudimo strategiją, kuri yra taikoma šiai dienai, na ir taip pat projekto tikrąją vertę ir taip pat projekto operacinius finansinius rezultatus. Tai į ką čia svarbiausia būtų atkreipti dėmesį, na, kad pirmi turbūt 3 projektai, tai yra mūsų operuojantis vėjo parkų portfelis Lietuvoje ir be pasibaigiantys statyti Lenkijos saulės parkų projektai Lenkijoje, na, jie sudaro didžiausią tą investicinio portfelio dalį. Kaip matote, mūsų vėjo parkų portfelio vertė šiai dienai yra 50 milijonų eurų. Tai iš esmės suma, kurią investicinė bendrovė gautų pagal atliktą įvertį, pardavus šios parkus rinkoje šiai dienai. Lenkijos saulės parkų portfelis jį realizavo šiai dienai, jo vertė būtų 85 milijonai eurų. Na ir visi apačioje einantys kiti statybų ir vystymo stadijos projektai, tikrai vertė jie yra santykinai mažesnė. Bet kas be ko, atėjus į pardavimus, ta vertė bus didesnė, kadangi projektai įgaus papildomą įvertį tiems projektams pasiekus statybų leidimo stadiją. Tai čia turbūt į ką vertėtų atkreipti dėmesį, kad visi šie projektai yra vienokia ar kitokia dalimi pardavimo stadijoje, tai yra arba mes jau esame pradėję pardavimo procesus patys tiesiogiai komunikuodami su potencialiais pirkėjais, arba esame pasamdę sandorių konsultantus, kurie už mus yra išėję plačiai į rinką ir pardavinėja tuos projektus arba atskirai, arba grupuoja juos dalimis, parduodami visą portfelį kaip vieną didelę platformą. Tai projektai pardavimo yra užsukti ir tikimės pirmųjų didžiųjų realizavimų per ateinančių 1-2 metų laikotarpį, kada iš esmės bus parduotas visas mūsų investicinis portfelis ir taip grąžintas kapitalas obligacijų turėtojams. Irgi dar ką verta paminėti, tai kad nors strategija yra parduoti, bet realiai veikiantis daiktai generuoja EBITDA. Taip, generuoja srautus, tas srautas taip pat ir padidės, tai va, tie pirmi 3 projektai sudarys visą mūsų reikšmingą tą teigiamą operuojančių projektų EBITDA. Čia matote suvestinę tiesiog jau vizualiai tų projektų tikrosios vertės ir viso portfelio pasiskaidimo šiai dienai. Tai va, dešinysis stulpelis mūsų investicinio portfelio įvertis šių metų viduryje. Tai kaip ir minėjau, didžioji dalis tos vertės ateina būtent iš mūsų Lenkijos saulės parkų portfelio ir taip pat operuojančio vėjų parkų portfelio Lietuvoje. Visi kiti projektai yra vystymo arba statybinė stadija, tai tas įvertis yra daug mažesnis, bet kuris vienas iš tų didžiųjų projektų pardavimų bus reikšmingas ir gautas kapitalas iš projekto pardavimo bus nukreiptas į obligacijų išpirkimą. Tai tikrai nemaža dalis obligacijų jau bus išpirkta su bet kokio vieno iš 3 didžiųjų projektų pardavimų. Čia turim gal apie pagrindinius projektus, gal čia vertėtų. Taip. Trumpai gal akcentai apie tuos pagrindinius mūsų operuojančius ir statybų stadiją be pasiekiančius projektus. Tai didysis mūsų 185,5 MW vėjo parkų portfelis Lietuvoje pilnai operuoja, pasirašyta ilgalaikė elektros pardavimo sutartis pusei pagaminto elektros kiekio. Turime pritraukę ir ilgalaikį finansavimą pačiame jau projekte.
Tai projektas yra iš esmės jau paruoštas pardavimo stadijai, tai jis gali būti tas vienas pirmųjų, kuris tikėtina, kad iškeliaus iš mūsų investicinio portfelio kitais metais. Ir specifika, kad jisai vystomas su stambiu partneriu. Taip, ir turime stambų partnerį, kadangi šio projekto turime tik 25% dalį, tai didžiąją akcinio kapitalo paketą valdo Suomių strateginis partneris Thaler Energija. Apžvelgiant mūsų Lenkijos parkų portfelius, tai pirmasis PV Energy Project 67,8 MW portfelis sudarytas iš 36 atskirų projektų pasiskirsčiusių Lenkijoje. Kaip matote žemėlapyje, tai projekto statybos darbai yra pabaigti iš mūsų pusės, laukiame, kada paskutinius projektus operatorius prijungs prie tinklo, tai tikėtina, kad iki šių metų galo pilnai operuos 50 MW projektų ir likę 18 bus pajungti iki kitų metų kovo. Iš 68 beveik megavatų, 63 MW projektų yra laimėję tą anksčiau minėtą CFD tarifą, kuris leidžia pagamintą elektrą parduoti už fiksuotą kainą per 15 metų tarifą. Tai didžioji dalis projektų būtent ir yra laimėję šį tarifą. Turime ir ilgalaikį skolos finansavimą čia pritraukę, tai kada projektas pilnai pasieks statybų pabaigą, tikėtina, kad dar galėsime pasirašyti PPA sutartį, parduoti likusią pagamintą elektrą už fiksuotą kainą, ir šitas portfelis taip pat bus pilnai paruoštas jau pardavimui. Antrasis mūsų Lenkijos saulės parkų portfelis PLSun, 114 MW, 16 atskirų projektų. Šiai dienai operuoja 46,5 MW. Dar turbūt anksti švęsti, bet tikimės, kad dar papildomai 20 MW ir šiandien energizuosim, ir planas pagal dabartinį statybų grafiką yra pilnai suenergizuoti visus 114 MW iki šių metų gruodžio mėnesio. Ten taip pat iš 114 MW 92 MW yra laimėję CFD tarifą, kas leidžia dalį pagamintos elektros parduoti už fiksuotą kainą per 15 metų periodą. Čia taip pat turime pritraukę ir statybinį skolos finansavimą iš EBRD ir prancūzų skolos fondo Eiffel. Tai šitą skolą mes kaip tik šiuo metu refinansuojame, tikimės sandorį uždaryti kitą mėnesį, ko pasekoje refinansuota skola bei dalis akcinio kapitalo bus panaudota būtent obligacijų išpirkimui, kadangi finansavimas yra sudaromas aukštesniu svertu negu prieš tai. Ir visi kiti mūsų portfelio projektai, tai kaip ir minėjau, megavatų išraiška yra tikrai dideli, bet mūsų planas daugiau reikšmingo kapitalo į juos neinvestuoti, kadangi mus riboja tiek galimybė pritraukti papildomą akcinį ir skolos kapitalą, bei taip pat turime ribotą investicinės bendrovės veiklos terminą, tai visi šie projektai yra iš esmės, kaip sakoma, ant stalo pardavimui ir mes juos jau vienokią ar kitokią stadiją pardavinėjame. Tai yra arba patys, arba pasinaudodami sandorių konsultantų paslaugomis. Tai jie irgi gali būti tie, kurie iš mūsų investicinio portfelio pasitrauks pirmieji. Čia turbūt irgi svarbiausia data yra ne tiek ta komercinės veiklos, bet būtent statybo leidimo gavimo data, kur matome, kad arba šių metų pabaigoje, arba kitų metų pradžioje visose. Taip, tai projektai sėkmingai juda prie statybų leidimo gavimo, tai projektam pasiekus statybų leidimo stadijai iš esmės įgauna visai kitokį įvertį, negu jis buvo iki to. Ir iš esmės padidėja galimybės tau tą projektą sėkmingai realizuoti rinkoje, kadangi tokių projektų paklausa ypač šiemet reikšmingai išaugo. Čia matote suvestinę mūsų to pirmojo didžiojo portfelio pardavimo, kuris įvyko 24 metų gruodžio mėnesį, kada pardavėme 65,5 MW saulės parkų portfelį Lenkijoje. Taip pat projektas buvo užbaigtas 20 metais, pardavimo sandoris įvyko 24 metų pabaigoje, pardavėme visą portfelį Jungtinės karalystės kapitalo žaidėjai, jis yra vienas iš kandidatų, kuris išreiškė susidomėjimą būtent įsigyti ir mūsų likusį portfelį. Tai matote, tiek realizuota grąža, mus tenkina ir
šitas pirkėjas, jeigu viskas susiklostys tinkamai, gali būti tas, kuris įsigys ir mūsų tą likusį saulės parkų portfelį Lenkijoje. Taip, apžvelgiant gal šiandieninės energetikos tendencijas, nes tikrai ten turbūt kiekvieni tiek verslo žinios ar kitus naujienų portalus, kas skaito, daug tų naujienų matot apie įvairius pasikeitimus ar iššūkius, su kuriais susiduria energetikos projektai ir pati energetika šiandien, bet tai bendrai turbūt pagrindiniai akcentai, kad nepaisant tų visų turbulencijų, kurios vyksta šiandien Europos regionas apskritai, neatsitraukia nuo savo tikslų siekti žaliojo kurso vadinamo, tai yra pakeisti savo senus iškastinio kuro pajėgumus į atsinaujinančios energetikos, tai saulė ir vėjas lyderiauja kaip technologija, kuri lydi šią revoliuciją. Tai turbūt pasižiūrėjus 10-15 metų atgal, turėjome tokius atskirus ciklus būtent šitų projektų vystymosi, kada tiek Lietuvoje ten tie pirmieji projektai pradėjo vystytis, kuomet buvo projektams suteikiamas tas vadinamas feed-in tarifas, pasibaigus tarifo periodui buvo šioks toks prislokimas rinkoje, tada 20 metais, kuomet atpigo tikrai santykinai šitų projektų statybos, išaugo elektros kainos, vėl turėjome didelį bumą atsinaujinančios energetikos projektų vystymo, ką matote ir grafikuose, kad tikrai tiek vėjo, tiek saulės pajėgumai Baltijos šalyse ir Lenkijoje reikšmingai išaugo. Paskutiniai porą metų galbūt buvo šiek tiek lėtesni, kadangi iš naujų projektų vystymo ar sandorių skaičiaus, kadangi tos kainos šiek tiek stabilizavosi, nuo tų pikų, kuriuos turėjome 22 metais, kapitalo kaina vis dar išliko gana aukšta, tai tas įtakoja, kad daugelis mažų žaidėjų tiesiog negalėjo toliau tęsti savo darbo rinkoje ir iš esmės visus projektus vykdė tie senieji infrastruktūros žaidėjai, kurie sugeba pritraukti didelės kapitalo sumas. Šiek dar aišku, tai įtakojo ir ta geopolitinė rizika, kurią turėjo, bet matome šiai dienai tokį rinkos atsigavimą, ypač antroje šių metų pusėje, tiek susidomėjimą net Baltijos šalių regionų iš užsienio žaidėjų, kurie ieško čia projektų tiek operavimo, tiek statybų leidimo stadijoje. Tai matome, kad pereiname į tokį naują energetikos ciklą, kuris turbūt bus skatinamas ateinančių kaupiklių, balansavimo pajėgumų, kurie išreguliuos visą rinkos disbalansą, kuris yra atsiradęs dėl naujai ateinančių atsinaujinančios energetikos šaltinių, bei taip pat, ką matome, turbūt ateina ir nauja vartojimo pajėgumai, lydimi dirbtinio intelekto revoliucijos, kuri vyksta, tai jau tą situaciją, kiek skaitė, turbūt reikšmingai patiria Jungtinės Amerikos valstijos, kur prognozuojamas duomenų centrų bumas rodo, kad dabartinė tinklo infrastruktūra ir dabartiniai elektros pajėgumai bus nepakankami aptarnauti tą duomenų centrų bumą. Ta pat jau girdime ir iš Skandinavijos šalių, kur dabartinės tinklo infrastruktūra ir planuojamas naujų duomenų centrų pajėgumas rodo, kad tiek tinklus reikia atnaujinti, tiek esamus pajėgumus didinti, tai ši tendencija tikrai pasieks ir mus, ir mes jau girdime pirmuosius atgarsius ir Lenkijoje apie duomenų centrų tą naujų vystymą ir nepakankamą elektros kiekį jiems aptarnauti, kadangi jie turi būti aptarnaujami iš esmės žalia energija. Jeigu tu nori turėti tuos didžiuosius nuomininkus, didžiasias technologinės įmonės, tai tikrai gali būti, kad turėsime dar vieną šoką rinkoje, būtent kuris bus paskatintas tais naujais vartojimo pajėgumais. Čia matote tiesiog tokias irgi bendras tendencijas, kas kalbant būtent apie rinkos kainas, tai daug tų yra prognozuotojų ir mes vėlgi, kaip sakome, kad tas elektros kainų spėliojimas yra toks kaip vos ne horoskopų sudarimas, nes tikrai nieks negali pasakyti, kaip atrodys tavo elektros kainų kreivė per ateinančius 30 ar 60 metų. Jie dažniausiai yra sudaroma tuo, kad yra prognozuojamas vartojimas kiekvienam regione, ir ateinančių naujų projektų pasiūla. Tai jeigu kažkurie projektai neįsivysto arba yra nustojami vystyti, atitinkamai prognozuojama elektros kaina auga, tai irgi Lietuvoje, kaip matėte,
offshore'inis parkas vienas buvo sustabdytas, ko pasekoje iš karto tavo visos prognozijas persiskaičiuoja ir ta prognozuojama elektros kaina išauga. Ir taip pat, kaip matote, ta kreivė elektros kainos yra gana stabili, bet, ką ir mes matėme per paskutinius 5 metus, nieks nesugeba suprognozuoti tų elektros kainų šokų arba tų įvykių, kurių nieks neprognozuoja. Tai vėlgi nuo jų niekas nėra apsaugotas. Gal svarbus irgi paminėjimas ta Lenkijos situacija, ar ne, kad kainos dėl struktūrinių dalykų, anglies kūrenamo elektrinių išėjimo, kaip grafikai irgi matome, yra stabiliai didesnės negu Baltijos šalyse. Taip. Ta Lenkijos ir Baltijos šalių rinka, tai kas nesat susidūrę, Lenkijos rinka yra šiek tiek kitokia, jie yra daug didesnė, bet didžioji dalis elektros energijos ten dar yra pagaminama iš iškastinio kuro šaltinių, daugiau negu 60%, ten būtent dar yra gaminami iškastinio kuro pavidalu, tai kadangi tas energijos šaltinis yra brangesnis ir jis nustato tą galutinę elektros rinkos kainą, tai kaip ir matote, yra gana didelis išsiskirimas, reikšmingas išsiskirimas tarp Baltijos šalių elektros kainos ir Lenkijos. Tai Lenkija, aišku, sparčiai keičia tą proporciją, tai yra stato naujus atsinaujinančios energetikos pajėgumus, bet tas darbas, kurį jie turi nuveikti tiek laiko, tiek kapitalo prasme, dar yra tikrai ilgas ir didelis. Tai bendrai jau turbūt apie tendencijas, kad matome, kad įžengėme į naują atsinaujinančios energetikos tokį etapą, kuris tikrai bus skatinamas tiek balansavimo rinkos stabilizavimu ir naujais vartojimo pajėgumais, kurie, manau, šiai dienai nei vienas prognozuotojas turbūt dar negali tiksliai pasakyti, kaip atrodys ta kainos struktūra ir galutinė rinkos dinamika tiek Lietuvoje, tiek Baltijos šalyse. Bet, kadangi jau mes turime reikšmingą operuojančių projektų portfelį, esame pozicionuojami tikrai labai gerai save, nes esame pasiruošę iš esmės ateinančiam naujam ciklui. Taip, tai dėkui Mantui, grįšime prie obligacijų, prie sandorio struktūros daugiau, tai aišku, kaip ir visada prieš investuojant visus raginame susipažinti su pilnu riziko aprašymu, kurį rasite šio siūlymo prospekte. Kalbant ir pabrėžiant gal pačias esminės rizikas, tai apie su verslu susijusi ar ne riziką, tai čia aišku turime tokias paprastas įprastinės kaip makroekonominės tendencijos. Šiuo atveju, ką jau irgi daug šnekėjom, tai elektros kainos yra viena iš dedamųjų sąlygojančių projektų pajamų generavimą, pelningumą, atitinkamai ir parduodamų projektų kainą. Tai aišku, ta tendencija, ką ir minėjome ir ką prognozuotojai sako, kad kainos turėtų išlikti šiame lygyje, bet žinoma, tie pokyčiai gali sąlygoti tam tikrą projektų irgi vertės kitimą. Su augimu susijusios rizikos, tai finansavimo, aišku, šaltiniai, gal kas šiuo atveju dėkingiau emitentų negu lyginant su kitais vystytojais esančiais ankstyvoje stadijoje, tai pats pagrindinis kapitalas, kuris reikalingas būtent atlikti statybos darbams, paleisti projektus, jis jau yra pritrauktas ir per fondo pastarųjų 5 metų laikotarpį panaudotas, investuotas, kaip minėta, didžioji dalis vertės yra būtent jau išvystytose ir pastatytose projektuose, bet aišku, kapitalo kaina irgi lemia ir tam tikrą projekto įverčio kitimą. Ko gero esminė su būtent augimu, gal ir ateitimi susijusi rizika, tai yra projektų realizavimas. Tai kaip minėta, fondo pati strategija ir aišku, grąžinimo šaltiniai yra susiję būtent su projektų pardavimu. Aišku, ką turime dėkingai, kad turime kelis projektus, diversifikuotos geografijos, diversifikuoti technologiniai sprendimai, bet vis dėlto taip. Parduoti projektus reikia tam, kad fondas sugeneruotų grąžą akcininkams ir sugeneruotų pinigų srautus obligacijų išpirkimui. Reguliacinės rizikos, žinoma, tai sektorius smarkiai reguliuojamas, tačiau vėlgi, ko gero, aktualiau yra žaliosios stadijos, tai greenfieldui. Šiuo atveju, leidimai gauti arba bus gauti artimiausių metų, tai sakyčiau, ta reguliacinė dalis yra gana gerai rizikos suvaldytos.
Kalbant, aišku, apie obligacijas, tai čia įprastiniai dalykai, taip, obligacijos bus listinguotos, šiuo atveju pagrindinėme Nasdaq skolos sąraše, tačiau, aišku, likvidumo niekas negarantuoja, ir jeigu kurie nors investuotojai norėtų obligacijas parduoti anksčiau laiko rinkoje, tai žinoma, kainos svyravimo rizika egzistuoja tiek dėl infliacijos elementų, tiek dėl palūkanų normos kitimo, bet tai yra tikrai standartiniai rizikos veiksniai susijęs su visais vertybiniais popieriais, skolos vertybiniais popieriais mūsų regione. Ir prieš baigiant tą, pavadinkime, pradinę pristatymo stadiją, grįžtame prie pačios emisijos. Kaip jau minėta, šiame pristatyme mes daugiausia dėmesio skiriame būtent mažmeniniams investuotojams irgi tinkamai obligacijų emisijai, tai 25 milijonų eurų platinimai emisijai, kur minimali investavimo suma siekia 1000 eurų. Paraleliai taip pat yra tęsiamas ir birželio mėnesį pradėtos platinti, pavadinkime, didmeninės emisijos platinimas. Šioje emisijoje investuoti galima nuo 103 000 eurų minimali investavimo suma. Ir skirtumas toks, kad būtent ši emisija yra 2 metų trukmės, o ta, vadinkime, retailinė grubiai tariant, 1 metų trukmės. Svarbus aspektas, ką jau užsiminiau, bet dar kartą norėčiau pabrėžti, kad esamų obligacijų savininkai, tai obligacijos išleistos 21 metais, jie gali atlikti keitimą į bet kurią iš tiesų emisiją, tiek į mažmeninę, tiek į didmeninę. Kaip minėta, kaip tai galima padaryti, tai iš tiesų reiktų kreiptis į jūsų vertybinių popierių tvarkytoją. Bankuose tai yra išspręsta per savitarnos sistemas, galima tiesiog pateikti keitimo pavedimą ir būtent iki pat platinimo pabaigos spalio 31 dienos duoti komandą, duoti pavedimą ir pakeisti savo turimas obligacijas į naujai išleidžiamas. Keičiant į retailinę obligacijų emisiją, atsiskaitimo diena yra ta pati, lapkričio 4 diena, tai tą dieną būtent investuotojai gaus naujas obligacijas ir gaus senų obligacijų visas sukauptas iki tos dienos palūkanos, kurios bus išmokėtos investuotojams lapkričio 5 dieną. Investavimas iš tiesų standartinis būdas, platinimas per Nasdaq aukcioną, tai reiškia, kad investuotojai Baltijos šalyse gali pateikti pavedimus per savo bankus arba finansų maklerio įmonės. Kaip minėta, tiek ir keitimo atveju, tiek ir pasirašymo atveju yra patogų sprendimai savitarnoje surasti šį vertybinį popierį ir pateikti pavedimus. Pavedimai priimami iki spalio 31 dienos. O pats paskirstimas, ko gal nepalėtėm, irgi bus vykdomas emitento savarankiška nuožiūra. Datos: šiuo metu esame antroje platinimo savaitėje. Dar platinimas vyks iki kitos savaitės pabaigos. Ir kaip minėta, lapkričio pradžioje, 4 dieną atsiskaitimas, investuotojai pamatys vertybinius popierius savo investicinėse sąskaitose. Ir išpirkimas po 13 mėnesių 26 metų gruodžio 4 dieną. Visiškai apibendrinant, grįžtame prie sąlygų sąvado. Tai esminiai akcentai: iki 25 milijonų eurų emisijos atkarpa šiuo metu platinama, minimali investavimo suma nuo 1000 eurų, palūkanų lygis fiksuotas siekia 8,5%, išmokant kas pusę metų, lėšų panaudojimas, esamų obligacijų refinansavimas. Ką jau minėjau ir kad dar kartą svarbu užakcentuoti, kad yra taikomi ir finansiniai emitentų įsipareigojimai, susieti būtent su emitento kredito rizikos valdymu, tai nuosavo kapitalo santykis turi būti daugiau negu 50%, finansinio sverto santykis mažiau negu 75%, tai iš tiesų siekis užtikrinti, kad visada yra itin aukšto lygio emitento kapitalizacija. Kaip minėta, emisija 13 mėnesių, tačiau emitentui suteikiama galimybė išpirkti anksčiau laiko po pusės metų nuo birželio 4 dienos. Emisija po platinimo bus įtraukta į Nasdaq Vilnius skolos sąrašą.
Na ir dar kartelį pasikartoju, kad esamų obligacijų turėtojams yra sudaryta patogi galimybė pakeisti savo vertybinius popierius į šiuos naujai išleidžiamus. Na ir galutiniai akcentai, investiciniai aspektai, ką jau iš tiesų tiek Mantas minėjo, tiek aš, bet noras dar kartelį užakcentuoti, tai visų pirma, emitentas pasižymė tikrai stiprią finansinę poziciją. Kaip jau minėta, nuosavas kapitalas viršė 90 milijonų, 96 milijonai, apie 90 milijonų eurų, visas valdomas turtas 180 milijonų. Emitentas iš tiesų jo investicijos jau generuoja EBITDA srautus, kaip matoma 24 metais 8 milijonai eurų, paleidus naujus projektus generuojami srautai taip pat didės. Projektai yra pažengusioje stadijoje, tai vystymo rizika yra iš tiesų suvaldyta. Dabar jau kalbame apie komercinę ir projektų pardavimo riziką. Didžioji dalis šių projektų turi savo pajamas apsidraudę arba CFD aukcionais, arba ilgalaikiam elektros pardavimo sutartimis. Na ir kas galiausiai susiveda, kad iš tiesų projektai tiek iš struktūrinės, tiek iš vystymo pusės yra parengti būtent pardavimo procesams. Ir iš tiesų pardavimo procesai jau yra pradėti. Na ir turint omeny, kad 24 metų gale buvo sėkmingai įgyvendintas ženklaus parko pardavimas, tai leidžia tikėtis ir sėkmingo šių projektų pardavimo būtent artimiausioje ateityje. Tai iš tiesų tai perėjome per skaidres, kurias norėjome jums pristatyti ir dabar galime žengti į klausimus. Matau, kad tikrai nemažai jų turime. Pirmas klausimas, kodėl obligacijos neužtikrintos turto įkeitimu ar kažkokiamis garantijomis? Tai gal aš tada atsakysiu, kad iš tiesų, ką irgi akcentuojame ir šioje skaidrėje, ir jeigu atsidarysite bendrovės balanso ataskaitą, tai emitentas pasižymė sąlyginai tikrai aukštų kapitalizacijos lygių. Nuosavas kapitalas šiuo metu siekia 53% viso balanso, tai vertiname, kad turint tokį stiprų balansą, iš tiesų dar papildomą kažkokio įkeitimo siekiant suteikti pakankamą užtikrinimą investuotojams ir nėra reikalinga. Jeigu lyginti su kitomis emisijomis stambesnėmis mūsų regione platinamomis, tai iš tiesų irgi turime pavyzdžių, kai obligacijos platinamos be kažkokio turto įkeitimo, tai turėjom tiek Sumus Capital emisijos platinimą, tas pats Akropolis Maxima, tai iš tiesų gal kažkiek mažiau įprasta praktika, vadinkime, mažesnėse emisijose, tačiau didesnėse ir į institucinius orientuotose emisijose tai tikrai įprasta praktika. Kiti klausimai apie projektų pardavimus, vertės. Klausimas, pardavus projektus, kiek pinigų planuojama gauti maždaug. Tai čia ko gero galime grįžti prie projektų skaidrės, ar ne, Mantai? Jo, tai čia trečias iš dešinės pusės stulpelis, kur bendroviai tenkanti rinkos vertė, tai čia iš esmės yra mūsų akcijų vertė kiekviename projekte, jos tikrosios vertės įvertis. Kaip pas mus vertinimai atliekame, tai mes savo tikrąją portfelio vertę nustatome kartą per metus, kiekvienų metų pabaigoje. Ir paskui ta nustatyta vertė tiesiog keičiasi ten išmokėtais dividendais arba papildomai įneštų kapitalu į projektą. Tai šitie įverčiai yra pagrinde ateinantys iš praeitų metų vertinimo. Naują vertinimą mes darysime dabar, tai tiesiog nauji rezultatai bus turimi kitų metų sausio mėnesį, bet šie įverčiai pagal tą metodologiją rodo, už kiek galėtų tas projektas būti realizuotas rinkoje šiai dienai. Tai kaip ir minėjau, pirmi 3 projektai, tai vėjo parkų projektas Lietuvoje, 50 milijonų eurų įvertis, tai yra iš esmės kiek AI gautų pinigų, pardavus projektą, atmokėjus visas projekte esančias paskolas, tiesiog mūsų akcinio kapitalo vertė mums tenkanti. Lenkijos parkų projektai, tai įvertis 85 milijonai eurų. Visi kiti pagal savo vystymo stadiją yra reikšmingai mažesnė, bet vėlgi pagal mūsų irgi
taikoma vertinimo metodologija, kol projektas nepasiekia iš esmės statybų leidimo stadijos, jis tiesiog yra vertinamas įdėtais pinigais į projektą, kas šiuo atveju yra iš esmės tiesiog tinklo garantijos įdėtos. Kada projektas pasiekia jau statybų stadiją, tada jau tu pradedi modeliavimo procesą, remintis tos dienos rinkos sąlygom ir prielaidom. Tai galima apibendrinti, kad būtent ta vertinimuose nurodyta vertė veikiančiuose projektuose statomuose, tai plius minus kaip minimaliai atitinka tą pardavimą, ar ne? Kaina vystyme, aš suprantu, kad pasiekus tą statybų leidimą, ta kaina gali vis tiek ženkliai augti. Taip, nes su tom indikacijom iki statybų leidimo. Taip, nes kada tu pasieki statybų leidimą, tada žinai vėjo jėgainių atveju, kiek tu jėgainių statysi, atstumus, gali įsivertinti savo statybų kaštus gana gerai. Tai iki statybų leidimo stadijos gavimas tiesiog yra beveik vertinama vos nesabekaina. Bet aišku, ir tie įverčiai tikrosios vertės, ką čia verta paminėti, kad tikrai ten profesionaliai yra atliekami, bet nieks negali pasakyti, už kiek bus galų gale parduodamas tas tavo parkas, nes čia priklauso ar nuo pirkėjo, ar tai strateginis, ar finansinis, nuo rinkos sąlygų taip pat priklauso irgi pardavimo metu. Tai kaip mūsų atveju, kada pardavėme savo lenkišką saulės parkų portfelį, ten įvertis tarp knygų ir pardavimo kainos, kurią gavome, tai buvo 30%, reiškia, mums investuotojas pasiūlė 30% didesnę kainą. Tai daug faktorių čia žaidžia, bet šitie įverčiai yra toks geras atskaitos taškas. Taip, turime kitą klausimą su vertinimu, būtent susijusiu, skaičiuojant turto vertes ir loan to value, svarbiausia prielaida lemianti vertinimą yra elektros kaina. Taip. Kokia vidutinė kainos prielaida naudojate skaičiuojant turto vertes? Kokios dabartinės ilgalaikių PPA kainos rinkoje? Kaip pasikeisti loan to value konsoliduotas turto vertinimą naudojant ilgalaikių kontraktų kainos? Tai vertinimo metu yra naudojamos tuometinė elektros kainų prognozija. Mes patys kainų neprognozuojame, jas perkame iš kelių vertintojų ir tiesiog konsoliduojame tą kainų kreivę, tai vertinimo metu kokios kainos buvo naudotos atskleisti negalime. Kalbant apie PPA kontraktus, tai vėlgi labai didelė variacija nuo to, kokį tu PPA pasirašys, ar tai baselaudinis, ar parduodamas už tiesiog tas pay-as produce, kur parduoda elektrą už fiksuotą kainą ir pagamintam kiekį, kurį tu pagamini. Nuo trukmės labai priklauso, nes kuo trumpesnis PPA, tuo jis yra artimesnis rinkos kainų 1, 2, 3 metų prognozijai. Kuo labiau tu įtesi, atitinkamai gauni diskountą, nes rizika yra dėl kainų neužtikrintumo. Kas PPA jau vėlgi, kas superka tą elektros energiją iš tavęs irgi yra labai svarbu, ar tai institucinis žaidėjas ar ne, tai daug labai faktorių tiesiog lemia šį dalyką. Bet kaip tokiam atsispyrimo taškai, Lietuvoje 5 metų kontraktas, baselaudinis turbūt ten galėtum 50 eurų turbūt tikėtis, Lenkijoje didelė variacija, šiai dienai turbūt sakyčiau tarp 80-90 eurų turbūt. Bet aš gal dar patikslinsiu, kad ko gero projektai, jeigu jau turi tą CFD gavę, tai vertinant į tai yra atsižvelgiama, ar ne? Taip, tai vertinimo metu tu viską paimi, ką turi tai dienai projektui, tai visas savo pajamų struktūrą, kurią tu esi tai dienai sufiksavęs, įsivertini savo statybos kaštus pagal pasirašytas sutartis arba tuometinės rinkos tendencijas, elektros kainų prognozę tu paimi vėliausia, kokią turi tai dienai nusipirkęs iš įmonių analitikų, kurie užsiima iš tų kainų prognozavimų. Taip, dėkui. Turime klausimą dėl pardavimo. Kelis klausimus. Visų pirma, kaip projektų pardavimo procesas skiriasi, kai turite 100% ir kai turite 50 arba 25% nuosavybės? Visi projektai, kuriuose mes turime mažiau negu 100%, šiai dienai, tai kitas mūsų akcininkas partneris yra mūsų Suomių strateginis partneris Talerė. Tai tas išėjimas iš esmės vyksta kartu su jais. Tiesiog parduodame projektą kartu tiesiog visą 100% akcijų paketą. Dėl to mes nepatiriame jokio to minority discounto, mažumos dalies discounto, kadangi nepaisant turimų procentų esame lygiaverčiai partneriai.
vėlgi apie pardavimus, ar potencialus jūsų projektų pirkėjai domisi tik konkrečiomis šalimis, pavyzdžiui, Lenkija, ar tik Lietuva, ar kai kurio domina visas regionas, galbūt visas jūsų portfelis, ar ne? Tas pats klausimas ir dar skirtingų vystomų stadijų. Ar atskiri domisi vystomais, kiti veikiančiais, ar yra pirkėjas, kuris, pavyzdžiui, ir viską nupirktų? Per daug pasakyti šią dieną negaliu, bet yra pirkėjų, kur nori ir visą portfelį kartu nupirkti. Čia daugiau yra atsižvelgiama į tai, kad tiesiog, ne tiek gal kiek jiems visas regionas tinka, bet kaip plėtrai mato Baltijos šalis, Lenkija, kaip sekantį žingsnį tiesiog plėsti savo energetikos portfelį, nuo to atidaryti naują platformą. Tai yra ateina didelis tikrai pirkėjas, tarkim, pasiima visą tavo turimą tą platformą ir nuo jos tada toliau vysto ir stato projektus. Tai per daug neatskleidžiant, taip tokių irgi tokio susidomėjimo yra. Mes iš savo pusės, mūsų tikslas yra parduoti už aukščiausią kainą projektus, tai tiesiog žiūrėsime, ar labiau apsimoka parduoti viską, ar tiesiog pjaustyti projektą gabalais, tiesiog ir taip pasiparduoti portfelį. Tai visi šie procesai lygiai grečiai šiuo metu vyksta. Šiek tiek apie pajamų apsidraudimą. Kokia jau pajungtų Lenkijos saulės parkų pajamų dalis yra užhedžinta su CFD? Kaip sekasi ieškoti PPA pirkėjų? Kurią dalį pajamų norima užhedžinti ilgalaikiamis sutartimis prieš parduodant Lenkijos saulės parkus? Taip, tai mūsų dabar turimas Lenkijos portfelis, grubiai 180 MW, didžioji dalis jo turi laimėję tą CFD tarifą. Dabar kaip mes struktūruojame tą CFD tarifą, kadangi, kaip minėjau, ne visą elektros pagamintą kiekį tu privalai pateikti, parduoti už tą fiksuotą kainą, nepaisant to, kad laimėjai tą tarifą 15 metų. Pagal mūsų strategiją, ką mes darome, tai pirmus 10 projekto operavimo metų mes parduodame iki 20% pagamintos elektros energijos, priklausomai nuo projekto, už tą fiksuotos kainos tarifą. Likę 80% per pirmus 10 metų yra parduodami už rinkos kainą. Tuomet paskutinius 5 tarifo metus mes pardavinėjame, irgi priklauso nuo projekto, bet grubiai žiūrint, 90+ % pagaminto elektros kiekio parduodame už tą fiksuotos kainos tarifą. Taip yra daroma todėl, kadangi tas tarifas yra indeksuojamas kasmet pagal nustatytą Lenkijos CPI ar VKI indeksą ir ekonomiškai tiesiog apsimoka tau vėlesnius metus, kada ta kaina yra susindeksavusi, tiesiog stumti kuo toliau, o šitus pirmus 10 metų, kada tas tarifas dar nėra toks didelis, lyginant su dabartinė rinkos kaina, parduoti tiesiog didesnį pagamintą elektros kiekį už rinkos dalį. Dabar šiai dienai mūsų yra tokia strategija, kad portfelio pirmi 10 metų nėra pilnai užhedžinti, kaip sakoma, tai mūsų sekantis žingsnis pagal mūsų strategiją yra, kada Lenkijos portfelis pilnai susinergizuos iki šių metų pabaigos tikėtina, tai mes kitais metais iš esmės eisime ieškoti PPA-jaus tiem projektam, tikimės ten pasirašyti trumpalaikį PPA iki 5 metų, kad dalinai užhedžinti dar tą pirmų metų generaciją, kuri yra parduodama už rinkos kainą. Ir to PPA-jaus pasirašymas iš esmės priklausys nuo to, koks pirkėjas pas mus ateis, tai yra ar finansinis, ar strateginis, ir tai vėlgi įtakoja tam tikras tavo projekto vystymo ir operavimo prielaidas, kadangi vieni pirkėjai nori tų PPA, kiti sako, nereikia mums jų, mes patys PPA-jus pasirašysim tiesiog, arba ten sukontratuosim su savo grupės įmonėm, tai turi jau, kada konstruoji tą galutinį pardavimo paketą, atsižvelgti į rinką ar potencialius pirkėjus, tai irgi ten keičiasi ir tų pirkėjų tipas su kiekvienu ciklu, tai kada projektai pilnai operuos, turėsime tą galutinį užbaigtą operuojantį daiktą, tada žiūrėsime, ar reikia dar papildomai jį užhedžinti, atsižvelgiant į tos dienos rinkos tendencijas. Dėkui. Šiek tiek apie statybos stadiją, pasiekusius tos ankstesnio vystymo projektų. Dėl projektai pasiekę statybos leidimo stadiją yra parduodami, nepaisant to, kad juos pastatyti pavyktų dar iki fondo gyvavimo laiko pabaigos. Taip dirbant esminę vystymo margą. Šiai dienai nėra tiek daug to laiko, 2 metai, mūsų tas vystymo portfelis, kaip matėt, megavatais yra tikrai didelis,
tai ten 100 megavatų tikrai ir vėjo parkų, ir saulės, tai mes tiesiog esame riboti šioje struktūroje, AI mes nespėsime jų laiku pastatyti. Ir žinant tai, kad fondo terminas baigėsi vasario mėnesį 28 metų, tai mums ir pastatyti ir dar parduoti reikia. Tai tiesiog, investicinė trukmė turi būti šiek tiek didesnė. Tai tie projektai bus realizuoti ten ar į kitas struktūras, ar trečiom šalim čia priklausys iš esmės kitą metą. Palėtėt laiko aspektą, irgi turim susijusi klausimą būtent apie pardavimą, ar ne? 24 metais įvykdytas parko pardavimas. Kiek laiko užtruko procesas nuo pirminio kontakto iki sandorio uždarimo? Kaip tikitės, kad seksis su ateinančiais pardavimais? Tai tas kontaktas pirmas prieš finalizuojant pardavimą buvo turbūt prieš metus. Tai reiškia, kad beveik 1 metų procesas, jis turėjo būti šiek tiek geresnis, bet tiesiog dar dudilo metu reikėjo ten keletą tokių biurokratinių dalykų sutvarkyti ir kadangi ten Lenkija, kaip turbūt žinote, ten šiek tiek lėčiau iš biurokratinės pusės ir sunkiau viskas vyksta, tai va tas popierių stumdymas šiek tiek užtruko, tas galutinius sąlygas įvykdyti, bet apie metus užtruko visas procesas. Tikimės, kad ateinantys pardavimai bus ženkliai greitesni, nes jau, kaip sakant, darome tokius ir priešlaikinius patikrinimus, kada jau net prieš ateinant pirkėjai mes jau visą padarom tokį kaip dudilo paketą, kad sutaupyt laiko tiesiog ir neiškiltų kažkokių tai problemų būtent jau to tikro pirkimo metu, kurie prailgins tą pardavimo procesą. Tai irgi susijęs klausimas apie procesą, ar ne? Kas veda patį procesą? Suprantu, dalį vedate patys, dalį patarėjai, ar ne? Labai daug krypčių šioje vietoje, tai daliai projektų turim sandorių konsultantus, dėl dalies projektų komunikuojame tiesiai su potencialiais pirkėjais, kartu dirbam ir su savo strateginiu partneriu, ieškant naujų pirkėjų, tai toks miksas yra ir kada gausim tuos visus galutinius pasiūlymus, juos tada susikonsoliduosim ir žiūrėsim tada būtent, kuriuo keliu judėti toliau. Ar dar čia irgi papildomas klausimas, ar jau yra gauta kažkiek neįpareigojančių pasiūlymų? Jeigu galite, aišku, čia skleisti. Kai kuriem projektam gauta, bet tiksliai nieko nepasakysiu šiandienai. Negaliu tiesiog atskleisti. Taip, šiek tiek apie pelno nuostolių turime klausimą. Paskutiniais laikotarpiais sugeneravote dviženklį nuostolį. Kokios prognozės pelningumui per obligacijų terminą? Tai gal irgi reikia tą pačią specifiką paminėti, ar ne, vystymo? Tai tas pelnas nuostolis investicinės bendrovės lygmenyje, emitento lygmenyje pagrinde, jis yra kaip popierinis, sakom, tai yra tavo portfelio tikrosios vertės pokyčiai. Kada kiekvienų metų pabaigoje yra atliekamas vertinimas tavo investicinio portfelio, tai jeigu vertė padidėja, tu pelno nuostolio ataskaitoje įsibukini pelną, pajamas, jeigu vertė krenta, tai įsibukini nuostolį. Tai per tuos metus, kuris įvyko. Tai pas mus nuostolis buvo sugeneruotas praeitais metais, kadangi tai buvo pirmieji metai, kada iš esmės portfelio vertė buvo nukritus, lyginant su prieš tai buvusiais metais, taip atsitiko pagrinde todėl, nepaisant kitų prielaidų, turbūt reikšmingiausia buvo ta, kad naudojama elektros kainų prognozė reikšmingai sumažėjo lyginant su ta, kuri buvo naudota 23 metais. Tai tokia pagrindinė viena prielaida, kada tu susidedi visus savo projektus, kurie yra vertinami ten diskontuotų pinigų srautų metodu. Ten gal statybų metu tu dar hedžų daug neturi, tai tas pokyčiai elektros kainų kreivės labai įtakoja tavo tą tikrąją vertę, tai dėl to atsirado toks popierinis nuostolis, bet kaip minėjau, tikroji projekto vertė visada pasimato, kada tu realizuoji tą daiktą, tai čia yra būtent tų uždaro tipo investicinių struktūrų, tokia kaip toks principas, kad tu operavimo laiku labai sunku šitą tikrąją vertę iš tikrųjų pasakyti, kokie iš tikrųjų yra, viskas yra atspindima, kada projektai yra realizuojami. Dėkui. Taip, turime klausimą dėl kovenantų, kas įvyktų, jei kapitalizacija pasidarytų žemiau 50. Tai gal aš tiesiog pakomentuosiu, kad tai aprašyta ir prospekto dokumentacijoje, kad realiai, jeigu vyktų toks pažeidimas, tai būtų fiksuojamas pažeidimo įvykis, kuris, jeigu nėra ištaisomas per tam tikrą periodą, yra šaukiamas obligacijų savininkų susirinkimas ir sprendžiama, ką daryti. Ar inicijuoti
priešlaikinį išpirkimą ar neinicijuoti. Bet kaip minėta, tai šiuo metu to buferio iki tos ribos tikrai yra ir projektai toliau žengia į vėlesnį vystymo stadiją, tai tikėtina, kad vertės irgi bus perskaičiuotos į teigiamą pusę. Taip, čia gal turime iš tiesų ir fondo investuotojo klausimą pagal dabartinės rinkos sąlygas ir vedamas dėrybas su projektų pirkėjais, koks jūsų skaičiavimais bus tikėtinas fondo net ir ar investuotojam vėlgi, jeigu galit. Aš šito irgi neprognozuosiu, šiai dienai labai daug tiesiog prielaidų, kurios juda, tai bus tiesiog spėjimas, visiškai. Tai turbūt ataskaitose periodinėse galime matyti pagal įverčius, koks tai yra reras, bet realus pasirodo. Taip, kai viską parduosim, tada ir matysim. Tada ir skaičiuosit. Taip, ir turim įdomų klausimą, lyginimas su kitom emisijom. Refisan siūlo 8,5% yildą ir dar fondo garantiją. AI neužtikrintos obligacijos siūlo tokį pat pajamingumą. Išvardinkite argumentus, kodėl investuotojas turėtų rinktis jūsų, o ne Refisan obligacijas. Tai kadangi čia kalbama apie obligacijų rinką, tai gal aš pakomentuosiu. Visų pirma, iš tiesų, susipažinus su Refisan pristatymu, pabrėžiama būtent irgi ta fondo garantija, bet jeigu pasigilinti, kas yra emitentas Refi atveju, tai yra realiai fondo dukterinė bendrovė, sukurta būtent skolinimuisi, o garantiją suteikia pats fondas. Tai čia struktūriškai ta garantija tiesiog užtikrina, kad patys obligacijų investuotojai turi tą pačią reikalavimo teisę į fondo turtą. Tai tikrai skirtingai negu kaip paskutinis čia pavyzdys buvo Fern obligacijos, kurios buvo garantuotos fondo, tai pats fondas Refisan, jisai viešai irgi deklaruoja, kad realiai turi būtent tą turtą, kurių vystymų ir skolinasi, tai nurodytus vėjo parkus Rumunijoje, Lenkijoje ir kažkokio išorinio kito turto ir neturi, tai de facto ta garantija tai tiesiog yra struktūriškas, pavadinkime, sustruktūrizavimas, kuris de facto reiškia tą patį, kad skolintųsi ir pats fondas. Tiesiog dėl kažkokių galbūt reguliacinių priežasčių būtent buvo pasirinktas sprendimas, kad skolinasi fondo dukterinė įmonė, kuri perskolina lėšas jau projektiniam bendrovėm. Vėlgi, lyginant kokiegi skirtumai, tai aišku, kas krenta į akis, tai pačių fondų ir investicijų dydis. Jeigu kalbėt apie megavatus, irgi stadijos pažanga, veikiantis aktyvai AI jau siekia 280 megavatų, Refisan atveju 68 megavatai ir iš tiesų, kaip jau paminėta, ir pats AI yra paskutinėse stadijose, vykdo aktyvias dėrybas, portfelis generuoja jau konkrečią net ir EBITDA, kaip minėta, 24 metais siekia 8 milijonus eurų. Refi kol kas apie EBITDA generavimą nekalba, tikėtina dėl to, kad nelabai seniai buvo ir prijungti tie patys parkai. Ir aišku, kitas svarbus aspektas, ko gero pabrėčiau, geografijos. AI maždaug per pusę galime sakyti, kad yra Lenkijos rinka ir Baltijos šalių rinka. Refi atveju turime ir ženklę dalį investicijos Rumunijoje. Tai kita rinka, aišku, vėlgi turinti savo ir paraminės struktūros, tačiau, gal gero galima sakyti, kad rizikos prasme galbūt vertinant grinai per šalies, pavadinkime, skolos, gal vyriausybės predus, yra šiek tiek aukštesnės rizikos geografija. Ir paskutinis, aišku, terminas, irgi svarbus aspektas, Refisan skolinasi grubiai virš 2 metų laikotarpio, 2 metam, 4 mėnesiam. Šiuo atveju, jeigu kalbame apie mūsų mažmeninę, pavadinkime, emisiją, tai yra 13 mėnesių trukmės, kitaip tariant, beveik 2x trumpesnio termino. Procesiniai klausimai, ar galima obligacijų įsigyti per Swedbanką, kaip minėjau, galima įsigyti per visus investicinius bankus ir finansų tarpininkus Baltijos šalise. Ir dar vienas
klausimas apie pardavimą, kokia target realistiška kaina projektų pardavimo vėjo saulės per megavatą atitinkamai. Tai yra žemiau, kurios nebūtų svarstomas pardavimas projektų. Tai vėlgi, ko gero, galima atsiremti į įvertį dabartinį vertinimą, ar ne, nes ir iš tikrųjų ir prospekto sąlygose yra numatyta, kad negali fondas parduoti mažiau negu 5% diskontų lyginant nuo įverčio. Tai gal trumpas komentaras, kokiegi tie įverčiai per megavatą skaičiuojant vėjo. Tai priklausys nuo rinkos, kai susirinksim visus pasiūlymus, tada lyginsimės mūsų ciklus uždirbti vėlgi, kad grąžint skolos kapitalą laiku ir uždirbtų pačiu metu gražų akcinių kapitalo turėtojų. Dėkui. Na ir vėlgi klausimas dėl įsigymo. Koks komisinis įsigijimo pas Orion ir kitus tarpininkus šių obligacijų, tai dėl kitų tarpininkų komentuoti nelabai galiu, reiktų ten ir žiūrėti. Žinau, kad skiriasi. Orion Securities galima įsigyti šių obligacijų be įsigijimo komisinio mokesčio. Na ir ko gero jau galim sakyti vienas paskutinių klausimų, kas bus, jeigu paklausa viršys pasiūlą. Tai visų pirma, ar bus didinamas emisijos dydis, tai tokia didinimo galimybė yra. Jeigu bus priimtas sprendimas nedidinti emisijos, tai perviršio atveju paskirstimas bus taikomas emitento pasirinkimu, bet ko gero ir ką mūsų praktika ankstesnių emisijų rodo, tai būtų taikomas plius minus pro ratą mažinimas atskirom investuotojų grupėm, taip užtikrinant vienodas galimybės ir teisingą proporcingą paskirstimą. Tai iš tiesų padengėme visus klausimus, tai dar kartelį noriu padėkoti visiems prisijungusiems, noriu padėkoti Mantui ir priminti, kad platinimas pats vyksta iki kitos savaitės galo, iki spalio pabaigos, ir kviečiame įsivertinti informaciją, jeigu turite dar papildomų klausimų, užduokite, siųsdami juos į Orion. Tikrai atsakysime, jeigu bus poreikis, galima ir suorganizuoti papildomą susitikimą su fondo valdytoju Mantu. Ir bet kuriuo atveju taip, priimkite sprendimą, investuokite ir dėkui už jūsų dėmesį šiandieninėme pristatyme.